Sveiki, susirinkę dabar už mūsų virtuvės stalo. Dabar šiais metais kaip tik yra ketvirtasis pokalbis ir pirmasis bendras pokalbis su kolegomis iš Lietuvos. Labai smagu, kad šis pokalbis vyksta šiuo metu ir kitą savaitę mes dar susitiksime su kolegomis iš Lietuvos. Taigi bus netgi 3 pokalbiai skirti šiai temai. Taigi po to galėsite ir paklausyti apie šios laidos įrašo, nes jums išsiųsiu ir nuorodą, kur galėsite parsisiųsti. Aš esu Barbara Rems-Hildebrand ir aš moderuosiu šiam pokalbiui. Aš dirbu SUSE agentūroje ir aš būtent ir kuruoju šias temas ir mano kolega iš Lietuvos, jisai kaip ir dirba su ekologiniais ūkiais, jisai užsiima šiomis temomis, tai yra Justas Gulbinas iš Lietuvos. Justai, gal prisistatytume trumpai? Taip, tai sveiki visi, labas vakaras, esu Justas Gulbinas, atstovauju nevyriausybinę organizaciją Baltijos aplinkos forumas, su kuria mes Lietuvoje organizuojame gero ūkininko čempionatą ir tas gero ūkininko čempionatas yra dalis tarptautinės iniciatyvos Farming for Nature, kuri veikia Airijoje ir Austrijoje ir su kolegomis Austrijoje mes šiuo metu organizuojam šitos vakaro pokalbius su ūkininku. Tai linkiu labai smagaus ir turiningo vakaro. Ačiū Justai, kad radai laiko įsijungti ir moderuoti šį pokalbį. Iš esmės, ekologinis ūkininkavimas prasidėjo ne taip seniai, tačiau tapo jau sėkmingų judėjimų ir tiek Austrijoje, tiek Lietuvoje tai yra pakankamai pripažįstamas ir vertinamas projektas. Nes būtent šiuo atveju, kaip ir mūsų pokalbiuose, mes keičiame savo gerąją patirtimį, mes stengiamės įgyvendinti tam tikrus dalykus, kurie prisideda prie mūsų visų gerovės. Taigi dabar aš padarysiu trumpą apklausą, kad mes šiek tiek suprastume, kasgi šiandien dalyvauja mūsų laidoje. Po to pradėsime savo prezentacijas. Andrius ir Rasa Prusakovai ir Arminas Raichas iš Austrijos pristatys savo ūkius. Jums bus skirta apie pusę valandos, kiekvienam po 15 minučių. Ir po to visi laidos dalyviai galės užduoti vienas kitam klausimus, specializuotus klausimus arba kokius nors kitus klausimus, kurie susiję su mūsų pranešėjais. Šitas formatas, pokalbiai už virtuvės stalo, būtent tam ir skirtas, kad galėtų visi dalyviai aktyviai dalyvauti, galėtų pasitarti, pasikalbėti. Tarsi mes sėdėtume visi už didžiulio virtuvės stalo ir keistumėme savo patirtimis, savo nuomonėmis. Ir būtų labai smagu, jeigu jūs tiesiog žodžiu užduotumėte tos klausimus, nebūtinai rašytumėte tai mūsų pokalbių skyrelyje. Nes mes pastebėjome, kad yra daug smagiau išgirsti klausimus gyvai ir juos iš karto atsakyti. Tai yra tarsi tam tikras asmeninis požiūris. Taip pat labai smagu, jeigu jūs norite kažką pasisakyti, tai įsijunkite savo kamerą, kad mes matytume, kasgi užduoda tos klausimus. Na, jeigu kas nors nenori, kad jūs matytų, tai galite neįsijungti kameras, bet tikrai būtų labai smagu jūs visus išvysti. Taigi, tokiu atveju mes pamatysime, kas iš tiesų pas mus dalyvauja, kas užduoda klausimus. Jeigu norite užduoti klausimą, pakelkite šitą virtualią rankytę, ten matote, yra tokia funkcija kelti ranką. Ir prieš pradedant nagrinėti mūsų temą, dabar pradėsime, kaip jau sakyta, mūsų apklausą. Taip. Aš pateikiau klausimus taip pat ir išverstus į lietuvių kalbą.
Nežinau, ar jie čia tinkamai yra surašyti, bet pirmas klausimas, iš kokios šalies jūs esate? Dar 10 sekundžių palauksime. Tai pažiūrėsime, iš kokių valstybių čia susirinko mūsų klausytojai. Taigi, šiek tiek daugiau austrų dalyvauja mūsų pokalbiuose, bet labai smagu, kad tai yra ir iš Lietuvos klausytojų ir apskritai, kad daug klausytojų. Taip, tęsiam apklausą. Žiūrėsime, ar pavyks įkelti tos klausimus. Šitą klausimą mes jau matėme. Na, antro klausimo kažkaip negaliu įkelti pas mus čia. Na, nieko tokio. Bet iš esmės mes šiandien kalbėsime būtent šiuose pokalbiuose apie vaisių ir daržovių auginimą. Todėl aš džiaugiuosi, jeigu pas mus yra susirinkę ūkininkai, kurie yra sukaupę patirties šioje srityje. Ir taip pat pas mus yra ir patyrusių specialistų, kurie žino, kaip auginti ir vaisius, ir daržovės, būtent ekologiškai, ir jie pasidalins savo patirtimi. Ir labai svarbu, kad jūs galėtumėt pateikti ir savo asmeninius, ir savo jau tikrai savo ūkyje patirtus įspūdžius arba patirtį. Kad kiekvienas iš mūsų galėtų pasimokyti vienas iš kito, kad galėtų pasidalinti patirtimi, kad sužinotų tuos pačius geriausius receptus. Todėl pirmiausia, norėčiau pakviesti Andrių ir Rasą. Jie savo 40 hektarų turi, tai yra vysto sertifikuotą ekologinį ūkį. Jie turi įvairiausių ir augalų, ir gyvūnų. Ir jūsų tikslas yra būtent pasiūlyti sveikus žemės ūkio produktus. Aš visą tai perskaičiau pas jūs. Ir būtent jūs norite pasiūlyti tai, kas yra sveika ir ką jūs patys norėtumėt valgyti. Labai smagu, Andriu ir Rasa, kad jūs šiandien atvykote pas mus. Taigi jums suteiksiu dabar žodį ir galite dabar pasidalinti savo ekranu. Sveiki, matote? Pavyko? Taip, matosi. Tai galim turbūt pradėti. Tai sveiki, mes esam Bačkonio ekologinis ūkis, smulkus šeimos ūkis, sertifikuoti esam nuo pat pradžios, tai yra, kai tik įsikūrėm, iš karto sertifikavimas ekologiniai gamybai ir visus tuos metus vykdom tik tai ekologinę veiklą. Mūsų ūkiui šiuo metu yra 5 metai ir šiuo metu ūkį sudaro 35 arai šiltnamių, 1,5 hektaro daržovių, daržo tai yra 70 hektarų pievų, taip pat laikome 80 galvijų, vištas ir kalakutus. Tai tokia mūsų sudėtis yra. O pagrindinės mūsų pajamos ir veikla tai yra daržininkystė. Visi kiti tai yra pievos ir galvijai, vištos, kalakutai. Tai yra mūsų manymo neatsiejama dalis yra nuo daržininkystės. Tai yra jos, mes kitaip
nematom, kad įmanoma ją būtų vykdyti. Sveiki. Jo, matom lauką dabar. Tai čia yra mūsų valdas, mes esame vidury Lietuvos, vidurio Lietuvoje, šalia didžiųjų miestų, labai gera lokacija. Tai, kaip ir sakiau, pagrindinė veikla mūsų daržininkystė yra, ten matosi daržai, o čia taip pat matosi ir pievos. Tai mūsų, kaip ir sakiau, startas buvo tai nuo nulio, tai mes neturėjom nei infrastruktūros, nei įrangos ir mažai labai patirties ūkininkavime. Didžiausias mūsų turtas, kurį mes gavome ir bandom išsaugoti, tai žemė, kadangi mūsų laukai, kuriuose mes dirbome, jie nebuvo dirbti 30 metų. Tai yra nuo Sovietų sąjungos sugriuvimo, visos šios žemės buvo apleistos ir mes turim tokią dovaną ir galim ją pasinaudoti ir pasistengti, kad būtų viskas toliau kuo geriau. Tai mūsų tikslas yra pagrindinis, tai užauginti sveikas daržoves. Ir kad tai padaryti, tai mums reikalingas, mes kai užauginam daržoves, tai iš grunto pasiemam medžiagas ir išnešam, parduodam žmonėm. Ir kad išlaikyti balansą, tai į dirbą mes turim ir įnešti. O dabar mūsų pareiga yra įnešti taip, kad išlaikyti visas tas medžiagas tokias, kad būtų tos daržovės pilnavertės ir sveikos. Tai tas būdai įnešti medžiagas yra keli. Yra cheminės trąšos, galimos ekologinės trąšos ir įkurti žiedinį ūkį, tai yra tas trąšas pasigaminti patiems. Tai apie cheminės medžiagas tai mes net negalvojom, mums nebuvo tokio net mąstymo, kad galima taip daryti. Tai mums buvo pagrindinis tai pasirinkimas ar pirkti trąšas, ar jas pasigaminti patiems. Mes likom, matom daugiau pliusų iš to, kad galim patys pasidaryti. Tai vat, čia jūs matot šitame ekrane, tai kaip mes jas gaminam, čia yra pagrindinis trąšų šaltinis, tai daugiametės pievos. Dėl ko mes nusprendėme tas trąšas gaminti iš daugiamečių pievų, pastebėjome, kai turi daržą, kai daržą padarai naujoje žemėje, tai derliai būna labai geri. Po to tie derliai mažėja ir reikia atstatinėti tą dirvą. Idealiausias dirvos atstatymas pagal mokslininkų tyrimas yra sėjomaina. Bet ta sėjomaina turi vykti 18 metų idealiausia. Klausimas toksai, kas įvyksta per tos 18 metų, kad paskui ta dirvos įsibalansuoja. Mes bandom atkartoti tą dirvos įsibalansavimą per daugiametės pievas. Tai yra daugiametėse pievose yra balansas ir mes paimame iš ten žoles, kurios yra labai įvairios, yra Lietuvoje auga iki 200 rūšių įvairių augalų, tai mes jas surenkame ir gaminame iš jų skirtingos būsenos trąšas. Tai yra bandom atkartoti tas, kas vyksta gamtoje. Tai yra, kai auga žolė, jinai nukrenta, iš jos pasigamina kompostas, taip pat kita dalis lieka gyva, valgyti augalams ir tada tie augalai sąveikauja tiek su medžiagas gali pasimti iš komposto, bet papildomi jau gyviai, kurie valgo tą žalią masę, taip pat galimai padeda augalams augti. Todėl mes bandome ūkyje atkartoti visas tas būsenas. Tai yra sėjomainą mes pasiekėm per daugiametės pievas. Gaminame iš tos žolės kompostą, kurį įterpiame prieš pasėdami kultūras. Taip pat naudojame sumaltą šieną, taip pat iš daugiamečių pievų.
kurį įterpėme jau augindami augalus, tai yra vegetacijos laikotarpio. Taip pat šis šienas naudojamas ir galvijams maitintis, kadangi gamtoje taip pat yra ir tos įvairių gyvūnų išmatos yra kaip maistas augalams. Tai galvijus taip pat maitiname šiom pievoms, kad gautume kokybišką mėšlą augalams tręšti. Bet dabar maksimas pas mus toks yra, kad mes išėmam iš daugiamečių pievų žolę ir nieko į ją neįdedam, tai automatiškai taip gaunasi, kad medžiagų toj pievoj turėtų mažėti. Todėl, kad subalansuoti šitą visą procesą, tai mes turim padėti tai pievai atsistatyti. Tokiu būdu mums į ūkį atėjo Highlandų galvijai, jie padeda tai pievai gyvuoti ir tapti dar geresnei, negu jinai buvo. Kadangi mes pastebėjom, kad galvijai, atsiradus galvijams, labai išsiplėtė patys augalų rūšis, kurios auga mūsų laukose. Kaip matote, čia atsirado įvairių gėlyčių, papildomų žolių ir mes manom, kad tai yra žymiai geriau, negu kad mes, kai atėjome tas pievas, kai jos buvo 30 metų nedirbtos, tai ten buvo užgošti augalai visi ir buvo tikrai prastesnė būsena, negu turime dabar. Kadangi galvijai, kai valgo, jie valgo tik žalią masę, jie niekada nevalgo gėlių, nevalgo sėklų, todėl visos žolės turi galimybę pragyventi visą savo ciklą ir pasisėti papildomai, gaunam taip pat augalų įvairovę. Taip pat mes galvijus naudojam žiemos laikotarpiu, naudojame daržams patręšti. Tai yra galvijus mes paleidžiam į daržus ir tokiu būdu mes sumažinam darbo kaštus, kadangi mums nereikia nešinėti rankiniu būdu arba su įranga to nei biologinės masės, nei pačio mėšlo. Tai žiemą maitindamėsi galvijai ant daržo, jie palieka sutirpę šieną, tas šienas pradeda kompostuotis, kitą šieno dalį jie suvalgo, pagamina mėšlą, kuris taip pat pradeda kompostuotis, tai gaunasi tokia sėjos laikotarpį jau, kai tu pradedi sėti daržovės, tai yra įvairių būsenų, ta biologinė masė, tai yra tiek susikompostavus, tiek procesai vykstantis, tai yra dirvą gauname gyvą. Tai kodėl pasirinkom Highlandus, tai Highlandai yra pirmoji veislė registruota pasaulyje ir jie yra labai atsparus įvairiom ligom, yra nereiklus maistui, valgo viską iš eilės, kas papuola, tai dėl to mes juos rinkomės ir galim juos mes ganyti ištisus metus. Tai kur matom, kad pievose reikalinga jų pagalba, tai mes galim ten juos įleisti bet kuriuo laikotarpiu. Šiuo metu mes šiuo laikotarpiu taip pat juos gaunam lauke. Jie atstatinėja tam tikras pievas, kurios yra apleistos ir mums reikalinga jų pagalba. Tai va, tokia mintim galvojam, kad pagrindinis mūsų tikslas tai yra sukurti dar geresnės tas pievas, dar geresnės sąlygas tai bioįvairovei visai ir visą tai, mūsų kaip tikslas yra užauginti daržoves kokybiškas, bet iš to tikslo gaunasi, kad mes siekdami kokybiškų daržovių negalim jų gauti neeidami kartu su gamta, nes mes turim praturtintas pievas, kad jos būtų įvairios ir atneštų mums visas reikalingas medžiagas. Tai čia gaunasi toksai, kad visi toje vietoje laimi. Tiek mes laimim, tiek pirkėjas laimi, tiek gamta laimi. Taip pat naudojam savo ūkyje įvairius augalus, kurie prikviečia vabzdžių, kurie mums reikalingi, taip pat daržininkystėje. Be to laikom vištas, kurios yra pas mus tokios
pagrindinės darbininkės, kurios dirba pagrindę pas mus žiemos laikotarpį šiltnamiuose. Tai yra mes vasarą jos gaunasi laukuose, o dabar šiuo metu mes visas jas rotuojame per šiltnamius, kad jos išrenka įvairius kenkėjus, taip pat išpurena dirvą, paspartina visus procesus jose dirboje ir papildomai pateršia mūsų šiltnamius. O pat turime kalakutus laikom. Kalakutai pas mus yra laikomi tik tai tam, kad išperėti vištas naujas. Ir jie labai gerai augina mažus viščiukus, nes višta, nežinau, ar genetiškai jos yra sugadintos, bet jos jau šiuo metu, dažniausiai jos nelinkusios perėti ir auginti viščiuko. O kalakutai jie turi kaip veikianti dar tą biologinį laikrodį, kad jie ateina laikas ir jie peri. Tai mes pakišam pajais ne kalakutus, viščiukus ir jie ten tikriausiai užauga. Ir taip pat, jeigu pas mus darom dirvos tyrimus periodiškai ir jeigu nustatom, kad dirva rūgštesnė negu mums reikia, tai čia matot fone yra lapuočio malkos. Tai mes naudojam lapuočio malkų pelenus dirvos pH atstatymui, bet taip pat malkose yra labai daug įvairių elementų, mikroelementų, makroelementų, kurie taip pat būtinai yra augalams. Taip pat ūkyje stengiamės naudoti visą įrangą, kuri yra ilgaamžė, tai nenaudoti visokių plastikų, kurie vienkartiniai yra. Tai stengiamės įgyti tokią įrangą, kuri tarnautų dešimtmečius. Taip pat ir tai ir ekonomiškiau yra naudingiau ir gamtai taip pat. Manau, kad turėtų plius. Čia matot mūsų baigyklą, tai šį sezoną planuojame auginti 52 rūšių daržovės įvairias, čia neįskaitant kokios yra veislės. Tai sėjimui naudojame sojų blokus, kaip arpotą, taip pat indėlius įvairiausius. Tai yra mūsų šiltnamio derlius praeitų metų, tai gal galiu papasakoti, kaip mums čia sekėsi praeitais metais auginti, nes daug kas priklauso ne vien tik nuo mūsų, bet ir nuo klimato sąlygų. Tai čia turime pomidoro šiltnamį, tai su pomidorai šiais metais Lietuvoje buvo viskas puikiai. Užaugo labai daug derliaus, tai jo daug liko ir gyvūnam, ne vien tik žmonėms. Tai pomidorai užaugo iki 6,5 metro ilgio ir turėjom tikrai gausų derlių. Paprikos taip pat mergina labai džiaugiasi, tai taip pat užaugo gausios, bet susidūrėm su problema, kad kadangi esam jaunas ūkis, tai nelabai dar visus procesus išmanom. Tai kadangi paprikos užaugo labai didelės, tai nuo derliaus lūžo ir bandėme čia visai pririšti, bet nelabai čia sekėsi. Tai dabar jau išsiaiškinom, kaip jas reikia auginti ir Raminas mums patarė, kaip teisingiau jas reikėtų parišti. Agurkais buvo prasčiausiai šiais metais, kadangi buvo labai sausa vasara ir daržininkystėje neužtenka vien tik tai gero dirvožemio ir vandens ir saulės, bet dar svarbu, kadangi yra šiltnamiuose, tai dar ir klimato sąlygų sudarimas. Kadangi pas mus šiltnamiai dar nėra įrengti, nėra pilnai automatizuoti, turime dar tokių iššūkių sureguliuoti klimatą pagal tam tikras kultūras. Šiais metais mums su agurkais nepavyko, bet pasimokėm ir manau, kad kitais metais bus viskas tvari. Kalbant apie įrangą, taip pat ir įrankius visokius, tai labai stebim aplinką, kas vyksta aplinkui, nes šiuo metu kūriama labai daug naujų įrankių, būtent mažiems ūkiams, kurie yra su ranka panešami, nesudėtingi. Tai labai džiaugiamės, kad ta įrankių kūrimo
kultūra įsivažiuoja ir labai padeda daugelį vietų išspręsti daugelį klausimų žymiai paprasčiau su mažiau darbo jėgos. Čia mes esam turguje, parduodam savo užaugintą produkciją ir mūsų matymas yra toks būti kuo atviresniems mūsų pirkėjams, kad jie galėtų atvažiuoti pas mus į ūkį, apsižiūrėti, kaip mes auginam, ką darom. Ir manom, kad tai yra kelias, kuriuo turėtų eiti daugelis ūkių, nes tada tu jauti tokią kaip ir atsakomybę prieš žmogų, tu negali daryti bele ko, bele kaip. Turi daryti atsakingai, nes tu kiekvieną prekę parduodamas turi pažiūrėti pirkėjui į akis. Tai tu negali, ta prasme, pridaryti kažko tai to, ko negalima. Tai apibendrinant, tada dar norėčiau tokį pastebėjimą pasakyti, kad lietuvių kalboje žemdirbys žodis galima suprasti dvigubai. Tai yra, tas žodis susideda iš dviejų dalių ir tai reiškia arba tas žmogus, kuris dirba žemę, arba tas žmogus, kuris kūrė žemę, arba gamina ją. Tai vieną žodį tu gali suprasti dviem reikšmėm. Tai labai priklauso viskas, kai tu žiūri į pasaulį, kokiu kampu tu jį žiūri. Mes stengiamės žiūrėti į tą, kad mūsų tikslas yra pagaminti žemę. Kadangi čia yra mūsų šeima ir po mūsų mes turime palikti daugiau negu kad mes atėjom. Tai su ta tokia mintim mes ir stengiamės keliauti ir manom, kad reikia visada visų pirma pradėti nuo savęs, o paskui pasistengti, kad šeima suprastų tą, ką tu čia įsivaizduoji, ir toliau skleisti tokią žinią, kad tikrai po mūsų tai reikia būtų, kad geriau, o ne blogiau. Toks mūsų pristatymas trumpas. Ačiū visiems, kad išklausėt. Jeigu klausimų. Ačiū jums abiems už tikrai labai įdomų pasakojimą ir puikią įžvalgą į jūsų darbą. Tikrai buvo smagu žiūrėti, kaip panašus tikslai yra keliami įvairiose Europos dalyse. Ir kiek daugybę veiklų jūs vykdote, kiek darbų atliekate. Nes iš esmės labai svarbu, kad kuo daugiau žmonių gamintų tos sveikus produktus, kad kurtų tą žemę. Ir iš esmės man labai patiko tai jūsų mintis, kad jūs turite palikti daugiau, negu jūs gavote. Ir iš tikrųjų tai sušildo mano širdį. Man atrodo, kad iš tikrųjų mes visi patys turėtume išsikelti savo tokius pačius tikslus. Na, aš asmeniškai jūsų nepažįstu, dar tokio džiaugsmo neturėjau, bet tikrai norėčiau padėkoti jums už šį malonų pristatymą. Po antros prezentacijos mes jums pateiksime klausimus. Jos bus galima užduoti jums, išklausysite jos, galėsite atsakyti. Ir dabar norėsime suteikti žodį Arminui Rauchui, kuris pristatys savo ūkį. Arminas tai yra Austras, irgi biovairovės ambasadorius. Jis taip pat turi nedidelį, bet labai margą ūkį. Jis taip pat dirba labai daug su daržovėmis ir vaisiais. Iš tiesų labai smagu kartais ten nuvykti ir apžiūrėti jo šitą mažytę, bet labai įvairią oazę. Taigi, Arminai, dabar suteiksiu tau žodį. Taigi, dabar pradėsiu savo prezentaciją. Mano kompiuteris nėra toks greitas, todėl reikės palūkėti. Bet manau, kad greitai kažką pamatysime. Kažkas užstrigo.
Arminai, gal aš įkelsiu šitą prezentaciją. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mielus ūkininkus Lietuvoje. Man tikrai padarė didžiulį įspūdį jūsų pasakojimas. Na, iš tikrųjų, mano ūkis yra tikrai mažas. Mano ūkis yra būtent 900 metrų aukštyje virš jūros lygio. Jis yra Valgau, tai būtent pietinėme šlaito pakraštyje. Mes turime dar kol kas tik tai 2 hektarus. Tai yra pievos ir 2 hektarai pievų ir 1,5 hektaro miško. Ir iš tiesų mes dabar kaip tik tai turime ir dar 15 hektarų skirtų gyvuliams ir taip pat vaismedžių. Daržovėms ir vaismedžiams mes skiriame 4000 kvadratinių metrų ir taip pat ariamos žemės turime 1000 kvadratinių metrų. Šiuo metu mes turime 2 arklius, 20 vištų, bet jau turime ir viščiukų. Ir pradėsime naują savo veiklos sritį. Jau turėsime ir 80 vištų, tikėkimės. Mes turime apie 40 vaismedžių, uogų ir riešutmedžių, apie 40 rūšių. Turime 90 medžių, išlakių medžių ir 250 medžių, kurie yra specialiai pritaikyti būtent arba koloninių vaismedžių arba mažų suformuotų vaismedžių. Taigi mes stengiamės savo produktus pardavinėti savo ūkyje arba vežame į įvairius turgus. Taigi mes taip pat ir daiginame augalus. Ir mes dabar kaip tik tai ir turime įvairių augalų, sakykime, 140 rūšių, kurios nuo 2008 metų stengiamės ir daiginti. Na, mes turime taip pat ir šiltnamius, 24 metrų ant 6 metrų, taip pat turime ir daiginimo šiltnamių. Taigi iki šiol mes dirbome savo ūkyje ir uždirbdavome iš to. Yra mūsų pagrindinis užsiėmimas. Bet dabar tai yra mūsų daugiau kaip ir, sakykime, daugiau hobis. Žemės ūkis ir apsirūpinimas savo ūkio valgau prieš 60 metų, čia kur mes gyvename toje srityje. Tai būtent atrodė prieš 60 metų taip, arba prieš 70 metų, kaip čia parašyta, tai buvo beveik vien monokultūros ir buvo pievos ir auginami monokultūriniai augalai. Čia mes matote, kur rodyklė yra nurodyta, čia mes gyvename ir dirbame. Tai yra grūdiniai augalai, daržovės, daug vaismedžių. O dabar mes matome, kad dabar yra daugumoje vietų tik tai pievos. Ir kukurūzai. Spąsite. Mes auginame ir kivius, ir persimonus. Nors mes esame, kaip jau sakiau, 900 metrų aukštyje. Tačiau persimonų derlius pas mus yra tikrai puikus. O kivių dėja neturėsime derliaus, nes jie nušalo. Aronijos taip pat turime. Turime įvairių ir vyšnių veislių.
Kaip ir sakiau, turime 40 įvairiausių veislių, tai būtent ir riešutmedžių, ir vaismedžių, ir uogų. Taigi mūsų daiginimas, kaip čia vyksta, mes turime apie 8000 vazonėlių su daigais, su jaunais augalais, sodinukais. Turime ir retų augalų. Kyvano, tomatylio, pavyzdžiui. Taip, lyčiai, įvairios retos pomidorų rūšis. Ir iš tikrųjų, tai yra augalai, kuriuos ne visi pažįsta, bet juos mes galime puikiai parduoti. Tai yra mūsų pagrindinės pajamos per metus, būtent iš šių sudaigintų augalų. Mes tai galime padaryti tik tai todėl, kad turime savo šiltnamius. Nes kitaip tie augalai pas mus nušaltų. Ariamos žemės neturime daug, tačiau jos pakanka. Tai mums pakanka bulvėms, daržovėms, tai būtent daržovėms, kurios peržiemoja, tai būtent morkoms, pavyzdžiui, turim. Tai būtent mes ir parduodame savo daržovės, kurias užsiauginame savo parduotuvėlėje. Pavyzdžiui, pomidorus parduodame, taip 40 veislių. Juos, pavyzdžiui, mes konservuojame žiemai. Ir žiemą mes pardavinėjame tos marinuotus pomidorus. Mūsų ariama žemė taip pat yra tręšiama kompostu, taip pat vištų mėšlu, taip pat yra ir medienos pelenai. Taip pat mes mulčiu padengiame savo ariamą žemę. Nes mulčią mes, pavyzdžiui, tokį specialų gaminame, tai maišome jį, sakykime, su šiaudais ir su augalais, su augalų likučiais, kad būtų šiek tiek praturtinta žemė, kad jinai ir, sakykime, jinai neišdžiūtų. Iš tikrųjų, nieko mes neišmetame. Nes mes turime apsaugoti žemę ir nuo labai aukštų temperatūrų, nes kartais virš 20 laipsnių mes turime temperatūrą, ir taip pat, kad sutaupytume šiek tiek ir vandens, nes kad neišdžiūtų ta žemė. Mes uždedame storą mulčio sluoksnį ir tik tai po to jau apdirbame tą žemę. Taip atrodo mūsų darbai, mūsų virtuvėje. Čia mes turime didžiulį puodą 30 litrų. Čia mes taip tik tai ir apdorojame savo daržoves. Tai yra atsargos, kuriuos mes sukaupėme ir savo, ir savo pirkėjams. Nes žiemą paprastai neatvyksta pas mus daug klientų, nes mes neturime šviežių daržovių, tačiau mes turime marinuotas daržoves, pavyzdžiui, čili arba pomidorų, arba įdarytų cukinijų, arba marinuotų cukinijų, pomidoro padažo. Mes turime taip pat ir alkoholinių produktų, įvairių užpiltinių, taip pat džino turime su vaisiais ir uogomis. Tai iš tiesų, tai yra mūsų pajamos iš to susidaro. Mūsų ūkio parduotuvėlė taip atrodo. Dabar šiek tiek prekių yra daugiau, tai parduotuvėlė, negu čia atrodo, čia tik tai pradžia buvo. Ir mes vis daugiau produktų gaminame. Naujausias kūrinys tai yra obuolių ir imbiero alkoholinis gėrimas. Iš tikrųjų veikia kaip bomba, labai mėgstamas gėrimas. Matome taip pat įvairių arbatų. Mano žmona yra patyrusi žolininkė, jinai taip pat kuria įvairias žolelių arbatas. Mes viską renkame atsižvelgdami į metų laiką ir mes perdirbame, džioviname tas žoleles. Nes tam reikia tam
tam tikro išmanimo ir būtent kokiu metų laiku, kurios žolelės geriausiai džiovinamos, kurios veikia. Taip pat mes turime taip pat ir savo avilius, mes išgauname ir medų. Taip pat mes gaminame ir džemus, uogienes su mažai cukraus. Taip pat matote, apačioje čia yra sultys, tos žalios dėžutės, tai matote, čia yra ir saldžioji mėsa, taip pat yra ir tam tikri gėrimai, kurie, sakykime, gaminami ir iš mėsos, ir iš įvairių vaisių ir uogų. Viskas yra biologiškai pagaminta. Ir viskas nuo 1996 metų. Aš pats mėgstu skaniai ir sveikai valgyti ir tą patį norėčiau pasiūlyti ir savo klientams. Tai yra mūsų padėjėjus. Tai yra košin vištos, labai jaukios, labai naminės. Jos visur gali pas mus vaikščioti. Gali net už stalo sėdėti. Jos dažniausiai yra mūsų darže. Jos kaip tik tai lesa įvairius parazitus arba vabzdžius, kurie galėtų pakenkti mūsų derliui. Jos deda kiaušinius, kuriuos mes panaudojame. Tai yra tikrai mūsų padėjėjos. Mes labai didžiuojame savo vištomis, kad jos kiekvieną dieną mums padovanoja savo kiaušinių, kad mes galėtume suvalgyti skanius pusryčius. O kas lieka, tą mes dedame į atskirą dėžutę. Ir kiekvienas gali pasiimti iš tos dėžutės tų kiaušinių ir suvalgyti, kada tik nori. Mes priviliojame įvairius naudingus gyvūnus, pavyzdžiui, rupūžes, varles, taip pat laumžirgius, žalčius. Mes netgi sukūrėme tam tikrą biosistemą tam. Tai pavyzdžiui, yra tvenkinėlis tam tikras padarytas. Pavyzdžiui, kai saulė šviečia į kairį kampą, tai ten jau verda gyvenimas. Ir vakare jinai šviečia į kitą tvenkinio kampą. Tai reiškia, kad šitas tvenkinys yra praturtinamas saulės šviesa ir ten vyksta fotosintezė. Ir vadinasi, mes taip reguliuojame ir klimatą, sakykime, nes yra tam tikra drėgmė ir rudenį, sakykime, yra ne per šalta, vasarą ne per karšta. Mūsų biotopas yra labai svarbus, nes mes priviliojame ne tik tai varles, kurios ten gyventų ir daugintųsi, bet jos, sakykime, kovoja ir su įvairiais kenkėjais, pavyzdžiui, su uodais. Pas mus nėra per daug uodų. Ir mes tikrai džiaugiamės išgirdę, kaip jos pliūkšteli į vandenį, tai reiškia, jos gyvena čia, jos džiaugiasi gyvenimu. Tai yra mums ir joms, tai yra tarsi gyvybės eliksyras, tai yra vanduo, žemė, tai gyvūnai, tai viskas sudaro visą bendrą visumą. Mes taip pat turime įvairių naudingų vabzdžių viešbutį susikūrę. Mes taip pat statome savo sieną, pavyzdžiui, arba sukūrėme tą tikamą sieną iš akmenų, arba jeigu yra kažkokios medienos atliekų, tai mes jos sukrauname į vieną krūvą, pavyzdžiui, mirusius medžius. Taigi būtent čia boružės arba kiti vabzdžiai čia renkasi, jie gali čia peržiemoti. Jie apdulkina mūsų augalus. Vieni, pavyzdžiui, apdulkina augalus, kiti kovoja su mūsų įvairiais parazitais. Ir išgręžiame taip pat ir didesnių skylių, pavyzdžiui, 6 mm skersmens, tai ten apsigyvena laukinės bitės. Apie 6 laukinių bičių rūšys gyvena pas mus čia regione ir mūsų
šios bitės padeda mums, pavyzdžiui, apdulkinti, sakykime, abrikosus. Jos šiek tiek geriau veikia negu naminės bitės, nes naminės bitės, sakykime, jos per anksti neišskrenda iš avilių, o laukinės bitės jau jos pakankamai anksti apdulkina mūsų abrikosus. Taigi, mes labai globojame ir laukinės bites, ir savo naminės bites, mes joms sukūrėme tinkamas sąlygas, stogelius pastatome. Tai reiškia, mes tarsi ir sukūrėme tam tikrą biologinę įvairovę, taip ir žalčiai pas mus gyvena, jie turi tam tikras vietas, kuriuose jaučiasi saugiai. Taigi mes matome, kad pas mus yra ir daugybė įvairių augalų, nuo artišokų iki svogūnų. Taip pat gyvybės eliksyras. Mes siūlome šios augalus ir mūsų, šios daržovės, mūsų klientams. Daugiausia, žinoma, suvalgome ir patys, tačiau ką turime dar atliekamo, tą parduodame savo parduotuvėlėje. Ir pas mus klientai gali atvykti į mūsų ūkį, gali šiek tiek ir patys kažką nusirauti arba nusiskinti ir mes pasakome, kiek tai kainuos, ar jiems tai apsimokės. Ir klientai turi tokį pasididžiavimo jausmą, kad jie patys gali nusiskinti arba kažką, arba susirasti. O mes jiems papasakojame, žinome, ką mes čia darome, kaip apskritai auginami tie augalai. Mes turime įvairias ekskursijas mūsų ūkyje. Iš visos šalies pas mus atvyksta, netgi iš Šveicarijos, Vokietijos, atvyksta įvairių ūkininkų organizacijų atstovai, ūkininkai atvyksta atskiri, kad jie pažiūrėtų, kaip būtent šitą biologinė kultūra būti plėtojama būtent 900 metrų aukštyje, tai yra permakultūra, mes vadiname tai. Mes iš esmės papasakojame, kad galime suteikti augalui, suteikti antrą šansą. Pavyzdžiui, jeigu pasėjote kažką, derliaus nėra, tai galbūt reikia pamėginti kitoje vietoje, galbūt reikia pamėginti kitais būdais užauginti. Na, pavyzdžiui, persimonai, sakykime, pirmieji mano nušalo, bet paskui aš jau pasimokiau. Žinoma, ne tik persimonus, bet, sakykime, slyvas arba, sakykime, vyšnes mes auginame. Tik matote čia mūsų kai kurios augalus. Mes auginame daugybę augalų veislių. Ne visos pasiteisina veislės. Na, kartais, sakykime, kai kurie augalai ne taip gerai nedara. Na, bet kokiu atveju mes naudojame jokių nei pesticidų, nei herbicidų. Tai būtent naudojame įvairias ūkinės priemonės, kurias turime, sakykime, tai kaip galime apsaugoti tos medžius. Taigi, pievas mes jau sumažinome, nes mes dabar jau esam pensininkai, o mūsų sūnus toliau dirba gyvulininkystės srityje, tačiau jisai dirba dabar kitoje vietoje, jisai nebegali mums jau padėti, nes jisai dabar už 30 km gyvena ir nebegali mums taip smarkiai padėti kaip anksčiau. Mes turime savo kelis hektarus, mes turime savo daigyklą, savo jaunus augalus ir mes stengiamės, kad mūsų ūkyje būtų išlaikyta biologinė įvairovė, kad drugeliai išliktų pas mus, kad augalai puikiai bendradarbiautų su vabzdžiais ir su kitais gyvūnais. Nu, derlius tai yra pats gražiausias ir geriausias laikas, jeigu dirbate
sode ar darže. Iš esmės tai yra, matote, tai ir mūsų dovanų krepšelis. Ir šis dovanų krepšelis tikrai suteikia labai daug džiaugsmo. Na, bet ačiū Jums uždėmesį. Gerai, labai ačiū Arminai už šias įžvalgas į tavo ūkį. Buvo labai gražu pamatyti, kaip mūsų kolegos iš Lietuvos vykdo panašią veiklą ir kad visi pasiekia panašų rezultatą galiausiai. Taigi buvo labai gražu tai matyti. O dabar mes darysim šitaip. Pradėsime nuo klausimų vokiečių kalba. Taigi labai apsidžiaugčiau, jeigu visi, jeigu tie, kas nori paklausti kažko tai Armino, klausimą užduotų dabar. Galbūt galite pakelti tą ranką arba įjungti mikrofoną ir užduoti klausimą. Arminai, mano pirmasis klausimas būtų toks. Tavo ūkis anksčiau buvo toksai tipiškas melžiamų karvių ūkis. Tu man apie tai pasakojai anksčiau. Ir tu nusprendei pasukti naujų kelių. Tai kaip tau pavyko prie to pereiti, in kiek laiko tai užtruko, kol tu atsiradai ten, kur esi dabar? Iki 2003 metų mes buvom tipiškas melžiamų karvių ūkis Vorarlberge. Und mūsų vidutinis ūkio grosis dydis buvo 20 hektarų ir su gyvuliais. Bet 2003 metais turėjom viską pakeisti, turėjom įsigyti ir šaldiklius ir visą kitą. Ir nusprendžiau pereiti prie jaučių gruodį, pardaviau visas karves ir pradėjau auginti jaunus galvijus iki 2024 pavasario, bet tada pamačiau, kad taip daugiau negali tęstis ir nusprendžiau, kad galima galvijus auginti kitiems ūkiams ir kad galima kažką tai vykdyti papildomai. Taigi, kurį laiką aš buvau konsultantas nuo 2004 iki 2011 metų šitoje srityje. Taip pat pats lankiau kursus, kuriuose išmokau, kaip rūpintis medžiais, kaip juos sodinti. Mano žmona taip pat lankė kursus apie daržoves. Ten išmoko, kad yra ne tik pomidorai ir kaliarupės, bet daug daugiau daržovių rūšių. Tada Dorotėja lankė ir specializuoto darbuotojo kursus žemės ūkio srityje, o paskui lankėme ir permakultūros konsultanto kursus. Na, o paskutiniai kursai buvo jo vaisių misos kursai ir dar kiti. Ir visi tie mokymai, visi tie kursai mums labai daug padėjo, kad 2015 metais pradėjom vykdyti savo veiklą mažame ūkyje, iš kurio ir maitinomės. Ir tai ir buvo svarbiausias dalykas. Labai ačiū, buvo tikrai labai įdomus kelias. O dabar žodį noriu suteikti mūsų
dalyviams, kas turi klausimų Arminui, arba iš Lietuvos, arba iš Austrijos, taigi duokit ženklą, jeigu norit paklausti. Sveiki, norėjau paklausti, ar į vabzdžių namelius neprisikviečiat blogų vabzdžių? Na, iki šiol aš nepastebėjau jokių kenkėjų. Aš netgi pradėjau tam tikrą projektą, aš išgręžiau skyles 3 mm ar 3,5, 4 mm iki 6 mm pločio ir tada atvyko tie naudingi vabzdžiai ir per 2 savaitės jau jie uždarė 35 skylutes. Pirmiausia, jie padėjo kiaušinėlius, tada pridėjo maisto ir uždarė tas skylutes. Ir tai buvo tik 5 ir 5,5 mm skylutės. Kitos skylutės buvo uždarytos vėliau. Taigi aš žinojau, kad tų vabzdžių yra daugiausia. Vieną pavasarį labai žydėjo visi mūsų abrikosai ir buvo tik 5 ar 6 laipsniai su saulė, tad būtent tais metais labai daug laukinių bičių iš tų skylučių nuskrido prie aprikosų medžių ir apdulkino žiedus. Taigi tokiu būdu tie naudingi vabzdžiai padėjo mums ir mes turėjom labai daug aprikosų tais metais. Labai ačiū. Galite užduoti klausimus taip pat ir Rasai ir Andriui. Aš nenoriu to taip jau labai griežtai atskirti, bet aš matau, Kristinė Štum man turi klausimą, tiesa? Taip. Aš labai norėčiau sužinoti, Arminas ir jo žmona jau yra pensijoje. Ir tie jauni augaliukai, sodinukai, netaip jau lengva juos auginti. Kaip jums sekasi dirbti su nugara, nes tai nėra lengvas darbas. Ar neturite problemų su nugara? Ne, visiškai neturime problemų, nes mes kiekvieną dieną lankstomės, mes daug dirbame darže, turime visą laiką dirbti susilenkę, todėl mums nėra jokių problemų dirbti ir su sodinukais ar jaunais augaliukais. Mes turime daug dėžučių, į kurias juos dedame ir viena dėžutė sveria iki 15 kg, taigi mums nėra taip sunku. Maišai su žeme yra sunkesni, bet galime savo padėti, pavyzdžiui, naudoti vežimaitį ar kažką panašaus. Ir jauni augaliukai nėra jau tokie sunkus. Aišku, sunkiau, jeigu turite daržovės pristatyti į turgų, tada jau jie daug sunkiau. Bet jūs turbūt ir pasiskirsto darbo šiek tiek. Nu taip, mes skirstomės darbo, bet kita vertus mes viską darom kartu. Mano žmona ir aš, mes 12 valandų per dieną dirbame. Mes keliamės ryte ne per anksti, bet vis tiek ankstokai ir dažniausiai darbo dieną baigiame apie 5 valandą vakaro ir tai puikiai veikia. O kaip dažnai važiuojate į turgų? Na, mes turime 5 dienas, kurias praleidžiame turguje. Turgus yra arti ir per tas
5 dienas mes parduodame 70% augalų, o visą kitą parduodame savo ūkyje arba jau tai būna rezervuota. Jau mūsų dabar žmonės teiraujasi, kada mes galėsim nusipirkti pomidorų. Jau dabar mūsų to klausia. Tai aš supratau teisingai, jūs 5 kartus per savaitę važiuojate į turgų? Ne. Mes turime iš viso 5 dienas, kurias praleidžiam turgui prekiaudami jaunais augalais. Kitais kartais mes pardavinėjam kitus produktus turguje. Gerai, ačiū. Ar yra daugiau klausimų, o gal galiu perduoti žodį Justui? Aš dar vieną klausimą norėčiau jūsų paklausti, Arminai. Ar kai atvažiuoja žmonės į prisiskinti daržovių, ar jie nepridaro daugiau žalos, nei jum naudos? Tai yra neišdrasko daržovių. Nes Lietuvoje dar nėra labai tokia populiari, tokia pardavimo schema, kaip čia pasakyti, kad žmogus pats atvažiuotų ir prisiskintų. Daugiausiai tai ūkininkas priskina žmogui daržovės. Pas mus visą tai veikia labai gerai. Mes neturim daug klientų, kurie patys skinasi, bet jie žino, kur ką rasti, arba aš jiem pasakau, kur ką rasti ir jie sako, šitą salotą man per maža arba per didelė, aš noriu turėti būtent tų salotų, arba jo brokolis, mums patinka šitas ir jie tai labai vertina, kad jie gali tai išsirinkti ir kad jie visą gauna, kai viskas taip šviežia. Mes turime ir 10 cm azijietiškas salotas ir mes jas skiname šviežias ir žmonės tai labai vertina žiemą. Vasario pradžioje jie gauna šviežių salotų iš šiltnamio. Ką dar galima sugalvoti geriau? Gerhard Paulič irgi turi klausimą. Taip, mano klausimas būtų dėl mulčio. Ką jūs dadedat? Šiaudus, šieną į mulčią? Aš naudoju šiaudus. Arba jeigu turiu seno šieno, jo su šiaudais, irgi ne visos sėklos būna pašalintos, tai kartais naudoju ir juos, arba aš naudoju avies vilną arba vasarą nupjautą žolę. Kai aš nušienauju žolę su žaliapjove, aš tą žolę dedu ant lysvių, bet ji negali pradėti pūti, taigi nededu per daug, nes jeigu lyja, žolė pradės pūti ir tada įsimes pelėsis. Bet šiaip tai viską galima naudoti ir šiaudus, viską. O kaip, jeigu per daug turite rūgšties, ar tada ir dirvožėmis surūgštėja, ar tai kelia problemą? Aš turiu ir komposto, ir viso kito, taigi dirvožėmis per daug nesurūgštėja. O kaip su kalkėmis arba su akmenų miltais? Aš nenaudoju kalkių, aš jau gyvenu kalkių regione. Tai va. Pas mus vandenį jau dabar labai daug kalkių, taigi aš jau turiu per daug kalkių, taigi stengiuosi jų vengti, kad neturėčiau per daug. Gerai, labai ačiū. Tai aš norėčiau tuomet irgi užduoti klausimą Andriui Rasai. Aš žinau, kad jūs, pataisykit mane, bet jūs esat visiškai be ūkininkavimo patirties, tikri miestiečiai, pradėję, kaip sakėt, viską nuo nulio. Tai norėjau paklausti, ar jums tai
padeda ūkininkavime, ar, kaip sakyt, trukdo ir iš kur jūs semetės visų žinių. Ir kitas klausimas gal prie to pačio būtų, gal jūs galite plačiau pasidalinti apie tos 6 metrų pomidorus. Aš žinau, kad jūs ten darot visokių įdomybių, skiepėt pomidorus ir tikrai įspūdingi tie pomidorai. Gal galite apie tai plačiau papasakoti? Ačiū už klausimą. Tai mes su Rasa abudu esam inžinieriai, baigę tiksliuosius mokslus ir visą gyvenimą dirbom taip pat. Rasa iki šiol dar inžinierius, o aš elektronikas buvau, bet gyvenime ir kartais susiklosto taip, kad užduodi klausimą, dėl ko tu gyveni, ir kartais reikia viską pakeisti. Bet mes pakeitėm ir dabar tas, kad mes neturime ūkininkavimo patirties, gal yra pliusas, nes mums atrodo, kad viskas yra įmanoma. Mes paprasčiausiai einam ir darom. Mums nėra taip, kad čia tas nesigaus ar kažkas nepavyks. Tai čia yra pliusas, o minusai tai yra tokie, kad kartais per daug optimistiškai viską žiūri. Tai va. Dėl pomidorų, tai kadangi ūkis ekologinis yra, tai mes nenaudojam apskritai jokių cheminių preparatų, tai turime turėti labai sveikus augalus ir kad jie būtų atsparūs įvairiausiom ligom. Tai vienas pagrindinių metodų, kurių mes naudojam auginami pomidorus, tai naudojam skiepus. Tie skiepai leidžia pomidorui gauti tam tikras savybės, kurios leidžia jiems sukovoti su ligomis, taip pat kaip medžiai yra skiepijami. Medis pas mus Lietuvoje taip pat neauga, sakysim, kriaušės nebūtų skanių, obuolių nebūtų skanių, viskas yra skiepijama, tai taip pat yra su pomidorais. Tai vat ir naudojame įvairiausią įrangą, kad nuo 6,5 metro ilgio pomidorą užauginti, tai reikia ir nuleidimo sistemos turėti, reikia domėtis tuo. Tai vat stengiamės, kas išeina pomidorą, išeina užauginti, su paprikom rožių yra problemų, bet eigoje manau, kad viskas eis tik tai gerąją pusę. Žiūrim optimistiškai. Ir tiek. Mes iš tikrųjų naudojame tam tikrą lašelinį drėkinimą, pavyzdžiui, auginami pomidorus. Tai būtent žarnos su įvairiom skylutėm. Mes turime 65 pomidorų veislės, tai yra per daug, tai iš tikrųjų jau klientai tiesiog nebežino, ką čia rinktis. Žinoma, galima sustiprinti pomidorus, pavyzdžiui, sakykime, arbata, sakykime, nes yra tam tikros rūgštys ten yra viduje, būtent arbatžolėse. Ir taip pat reikia daug ventiliacijos. Tai būtent reikia oro. Tai reiškia, pomidorai turi greitai nudžiūti, jeigu, pavyzdžiui, rasa nukrenta ant jų, tai jie turi greitai džiūti, nes kitu atveju jos užpuls grybelis. Tas pats ir su agurkais. Aš jūsų nuotraukose mačiau, kad pas jūs atrodo lyg miltligė kažkokia užsimetusi yra ant šito agurkų. Tai čia iš tikrųjų reikia daugiau vėdinimo. Tai yra tokios nedidelis paslaptis, bet iš tikrųjų jos labai gerai veikia. Mes, pavyzdžiui, išvažiuodavom, sakykime, į lauką dirbti ir, sakykime, ten, kai išvažiuoji, yra tik tai keli laipsniai šilumos, o po kelių valandų, sakykime, įkaista šiltnamis iki 400 laipsnių. Todėl labai gerai iš tikrųjų nusipirkti yra tokį šiltnamį, kuris pats automatiškai vėdintų. Ir būtent drėkinimas vyktų ir ventiliacija vyktų automatiškai, nes kitaip mes neprižiūrėsime visko, jeigu mes išvažiavę esam, sakykime. Na, iš esmės, aš anksčiau užsiėmiau tik tai nedidelių darželių, sakykime, turėjau tų nedaug daržovių, su kastuvu viską dirbdavau. Bet dabar sukaupiu pakankamai patirties, kad galiu kursus dėstyti. Tai būtent tai yra patirtis. 2007 metais mes būtent padarėme tokį kursą.
Na, dabar jau praėjo keliasdešimt metų, jau sukaupėm patirties, dėl to galiu šio to pamokyti. Aš tik galiu tik tai apie savo patirtį kalbėti. Tai ji nėra iš tikrųjų pagrįsta moksliškai. Aš mūsų ir valstybinėje televizijoje, pavyzdžiui, pasirodo 4-5 kartus per metus būtent kalbu apie krūmus, kaip juos yra, kaip ir genėti juos, kaip vaismedžius reikia genėti. Aš Vorarlbergo esu taip pat mūsų vaismedžių priežiūros organizacijos vadovas. Nes iš tikrųjų mokslas, taip ir mokymasis, tai iš tikrųjų labai daug suteikia ir žinių, ir patirties. Dar norėčiau jūsų paklausti, ar jūs darotės žemės tyrimus ir žiūrit, kokių yra makro ir mikroelementų pas jūs žemėj. Jeigu kažko tai trūksta, kokiomis tai priemonėmis jūs praturtinat tą žemę ir ją atgaivinat, papildot, ta prasme. Gerai. Mes naudojam tik tai kompostą. Mes ariame kiek įmanoma mažiau. Na, mes bandėme ir pievose, pavyzdžiui, auginti ir bulves, užmesdami 40 cm storio šieno sluoksnį ir tiek. Ir rudenį nurinkdavome tas bulves, jos yra švarios tada bulves, mes sudedame jas ant viršaus. O kitais metais tai yra žemė tarsi jau po arimo, tai jinai yra visiškai švari. Ir ten galime toliau auginti daržoves. Trąšos tai yra mūsų irgi kompostas, tik tai kompostas, na, arba ten nupjauta žolė. Mulčiavimas prideda taip pat nemažai naudos. Jau jaunai žoliai aš naudoju avies filmus, šitas granulės. Taip pat azoto atitinkamas medžiagas, taip būtent atliekos, bioagenozolis vadinasi, tai būtent aš įmaišau tą į žemę, todėl susidaro labai sveika dirva. Ir turguje, pavyzdžiui, mūsų daržoves galime atpažinti vien tik tai iš išvaizdos. Tai yra patvirtinimas, nes mūsų augalai yra daug gražesni negu kaiminių ūkių augalai. Aš mačiau, kad čia tai yra 2 klausimai. Jos yra skirtas Arminui. Arminas klausia, kaip atrodo jūsų šiltnamis, ar iš stiklo, ar iš plastiko, ir kas auginama šiltnamyje. Galėtum dar papildyti. Ir su kokiamis mašinomis abudu dirbate. Tai yra, abudu ūkiai dirbate. Dviguba folija yra mano šiltnamio, tai būtent izoliuotas jisai yra, pripūstas ir oro tarp tų 2 plėvelių su automatiniu vėdinimu. Dirvos fresą turi nedidelę. Galiu, sakykime, ir iškapstyti tam tikras vageles bulvėms. Ir nedaug aš turiu, iš esmės daug tų įrankių. Žinoma, šiltnamyje aš turiu pomidorus įvairių veislių, agurkus, cukinijos. Pas mus yra daug rūšos, pavyzdžiui, jinai pasitaiko pakankamai dažnai, todėl aš ir tuos augalus, kuriuos aš auginu paprastai lauke, aš perkeliu į šiltnamį, jos auginu šiltnamyje. Citrinas, mandarinus, figas, apelsinus.
Auginu ir taip pat ir kitus augalus, kurie šiaip tai paprastai šiltų kraštų. Gerai, labai ačiū. Aš mačiau, kad Andrius ir Rasa dar turi klausimų. Pirmą kartą mes girdime apie avies vilnos granulės. Lietuvoje tokių trąšų neturim. Norėčiau paklausti, kokią naudą jos duoda dirvožemiui ir ar tinka visiems augalams, kur jos dedat jūs. Mes šitą vilną išdėliojame darže 5 centimetrus maždaug, tada padarom skylutę ir įsodinam augaliuką ten. Avies vilna nėra plauta. Ir tada jinai turi tokią tręšiamąjį poveikį ir atsiranda daug mažiau šitų piktžolių. Ir aš norėjau paklausti jūsų, jeigu galiu, ar jūs turite darbuotojų, ar jūs savo ūkyje dirbate vis tik patys? Beveik visą sezoną dirbame aš ir Andrius ir vaikai, o vasarą, kai prasideda ravėjimai, tai ateina vakarais 3 moteris padėti ravėti daržų. Į turgų susiruošiam vien tik šeima. Tiek. Aš dar norėčiau irgi paklausti Andriaus ir Rasos. Jūs ir prezentacijai minėjot, kad jūsų pievos iš bioįvairovės pusės ir pačios įvairovės pagerėjo, kai jūs pradėjot gyvulius ganyti ir jūs taikot kompostą, kad, kaip sakyti, dirvožemio organizmus pamaitintumėt. Ar planuojat kažkokių dar priemonių imtis bioįvairoviai skatinti ateityje? Ar tuo žadat apsiriboti? Tai dar planuojam, nes vis, kai gyvenam, sužinom vis naujų būdų, kaip galima daryti dar geriau. Tai sekantis mūsų žingsnis būtų takeliuose naudoti medienos drožlės, nes žinom, kad ir grybai sąveikauja su visais augalais per šaknis. Tai norim išmėginti dar šitą būdą. Taip pat pievose taip pat dar galvojame pradėti stipriau tą rotacinį ganimą intensyvesnį daryti. Dabar šiek tiek mes užsibūnam su gyvūnais, tai reikėtų tokio daugiau planavimo su ganimais pasidaryti mums. Taip pat norėtumėm išmėginti ganimą didesnėse pelkėse ir susirinkti, pabandyti susirinkti ir pasidaryti tyrimus iš žolių augančių pelkėse, kokios ten medžiagos yra, nes mes radome, kas yra taip mišriose pievose, kokios medžiagos pagal tyrimus, bet mums įdomu ir kas yra tose pelkėtose. Ar tai būtų naudinga mums daržuose ir kaip galėtume tai panaudoti. Ir gal tas pelkės irgi pagyvinti, kurios yra čia pas mus aplinkui. Tai tokie vat mūsų tolimesni keliai. 10-mečių. Ačiū. Taip, naudoti pelkės, aš manau, kad tai nelabai gera mintis, nes jūs tenai turite kenkėjus tose pelkėse, kurie kenkia gyvuliams. Labai gera mintis naudoti ganyklas ir rotacinį būdą, dėl to, kad tai labai paskatins augalų įvairovę. Tam tikrai pritariu, bet atsargiai dirbkite su pelkėmis. Gerai. Labai ačiū.
Aš nesu tikra, ar girdite vertimą. Andriau, ar dar norit kažką tai pridėti, ar viskas gerai? Nes jūsų mikrofonas buvo išjungtas, Andriau. Jo, tai dėl ganimo pelkėse, tai mūsų čia kolegos ir iš Baltijos aplinkos forumo to užsijama, nes mūsų galvijai kaip ir yra pritaikyti tam, jų čia yra kaip ir natūrali buveinė. Nežinau, gal bandysim kažką, žmona dar pasitart reikės. Ačiū labai už patarimus. Tikrai, dėkui. Aš taip pat dėkoju. Kristina Štume, jūs pakėlėte ranką. Taip, turiu klausimą Arminui. Tu sakei, kad pas tave atvyksta daug grupių, kurios dalyvauja ekskursijoje tavo ūkyje, bet ar galima tavo ūkį apžiūrėti kaip privatus asmuo, ar galima atvykti ir apsižvalgyti? Taip, galite atvykti ir kaip privatus asmuo, bet mes, kai mes dar patys intensyviau dirbome, mes visada sakėme, kad mes laukiame mažiausiai 8 asmenų, nes ta ekskursija po ūkį užtrunka 1,5 valandos ir ji šiek tiek kainuoja. Jeigu yra 8 asmenys, tada kaina yra mažesnė, bet jeigu vienas asmuo turi susimokėti, tai jau tada susidaro didesnė suma. Tai tiesiog užsiregistruokit ir pasiteiraukit. Ir jeigu suvesite Armin Rauch, tai tada pamatysite daug nuotraukų, telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis. O kur maždaug yra jūsų ūkis Vorarlberge? Tarp Prudens ir kito miesto. Nuo Innsbruko reikia važiuoti maždaug 2 valandas. Ir tai nėra visai vakaruose, bet maždaug. Jo, man labai įdomu, nes ir mes turime panašaus dydžio ūkį ir mes esam panašaus amžiaus, mes irgi pensijoje, bet mes neturim nieko, kas ūkį paveldytų po mūsų ir pas mus irgi yra toksai sveikatos klausimas. Tai gerai, šitą aš į jūs kreipsiuos dar vėliau dėl tolimesnių klausimų. Tai gal šitoj vietoj, Arminai, galiu ir pareklamuoti. Visai greitai mes norime apsilankyti jūsų ūkyje projekto Farming for Nature apimtyje. Taigi visi, kas tuo domisi ir kurie yra ne per toli nuo čia, jo, pas Arminą niekada negalima lankytis per dažnai, gal man per daug į atmintį įstrigo šnapsas, kurį ragavom, bet jo. Ateityje, mes sakėm pavasarį, artimoje ateityje mes turėsim galimybę apsilankyti jūsų ūkyje ir aš manau, kad mūsų svetainėje matysime daugiau informacijos. Mes apie tai pranešime savo naujienlaiškyje, taigi galite užsiregistruoti, kad gautumėt naujienlaiškį mūsų svetainėje, jeigu to dar nepadarėte. Ir dar turėčiau, ko gero, paskutinį klausimą iš savo pusės. Jūs kalbėjote apie kompostavimą. Man šita tema labai įdomi. Norėčiau žinoti, kaip pas jūs tai atrodo, kaip kompostuojat. Rasa ir Andriau, gal jūs galėtumėt mums pasakyti, kaipgi jūs kompostuojat savo ūkyje, kaip pas jūs tai atrodo, kaip jūs tai darot? Tai mes kompostuojam daugiamečių žolių pievas. Tai pievas nušienaujam, tada susirenkame rulonuose, parsivežam namo, susistatom šalia kelio,
tos rulonus išvyniojam tada iš tinkliuko, sustatom juostą ir tada palaukiam, kol jisai pradeda pūti. Ir tada turim įsigiję kompostavimo mašiną, kurią prikabinam prie traktoriaus ir tam tokia kaip freza yra ir sumala tą šieną. Ir taip kas savaitę reikėtų kažkur tai jai malti, kad gautųsi greitas ir kokybiškas kompostas. Tai va, toks kompostavimas mums yra. Tada labai ačiū. Taigi naudojat ir mašinas ir tai darot maždaug vieną kartą per savaitę, jeigu aš teisingai supratau. Taip, jeigu norime, kad greitai pasigaminti kompostą, tai reikėtų kas savaitę sumalti. Galima kompostuoti ir krūvoje, bet tada užtrunka per 2 metus kažkur tai, kad susikompostuotų tą krūvą. Labai ačiū. Ar yra daugiau klausimų? Labai gerai, bet jau turėtume pabaigti, jau 9 valanda. Arminai, jūs turit klausimą, taip. Rasa ir Andriau. Ar jūs dadedat ir galvijų pieno, nes tada kompostavimo procesas pagreitėtų, o gal dadedat medienos pelenų, o galbūt akmenų miltų, bet galite ir supjaustyti mėsos ir tada kompostavimo procesas bus greitesnis dėl oro papildomo. Ne, mes nieko nenaudojam, nes nėra dar tiek patirties, nes kompostavimo mašiną mes nusipirkom pernai tik tai pradedam ją naudotis. Tai pieno mes neturime, nes mūsų karvės yra visos mėsinės, tai ten nėra galimybės pasimelžti. Galima būtų gal ragus naudoti, nežinau kaip ragai paveiktų, malti ragai gal, nes tai būtų atliekos kažkokios arba kaulai. Su pelenais, nežinau, ar pas mus pH yra aukštas, taip su pelenais mums reikia labai atsargiai, negalime jų daug dėti, nes pas mus žemė yra link šarminės, tai mes labai atsargiai su pelenais visada iš pradžių darom tyrimus dėl pH, kad naudoti pelenus. Rekomenduotume dadėti 3 procentus medienos pelenų, nedaugiau. Labai ačiū. Gerai, tada norėčiau padėkoti už tiek daug klausimų ir už visą pokalbį su Arminu, Rasa ir Andrium. Taigi ir pabaigtume savo pokalbį šį vakarą. Labai dėkoju abiems pusėms, kurios pristatė savo prezentacijas, už jų laiką, už labai įdomias prezentacijas, kuriomis pasidalinot. Labai ačiū, kad šiandien čia buvot. Taip pat dėkojame ir mūsų vertėjams. Aš pasiklausiau ir kitame kanale, lietuvių kalba, aišku, visiškai kitokia. Tikiuosi, kad vis tiek viskas pavyko. Ir dėkoju tau, Justai, kad šiandien buvai čia ir kad padėjai vesti šį vakarą. Ir norėčiau suteikti dar tau žodį pabaigai. Tai ačiū visiems labai, kad prisijungėt, kad sudalyvavot. Ačiū tau, Barbara, ir jūsų organizacijai, kad organizuojat šitos vakaro pokalbius su ūkininku. Ačiū Jums, Arminai, ačiū Andriui ir Rasa. Tikrai labai įdomios prezentacijos ir įžvalgos.
Ir tikiuosi klausytojai irgi pasisėmė tam tikros patirties. Gal ne visi išdryso klausimus užduoti, tai manau, bent jau Lietuvoje galite irgi sekti tiek Andrių ir Rasą, jie turi ir socialinius tinklus, ir Instagram, ir Facebook'e, irgi pasidalina daug žinių. Ir tuo pačiu galite ir mus sekti gerasūkininkas.lt. Tai mes tokiomis panašiomis iniciatyvomis tikrai ateityje dalysimės ir irgi tuo pačiu turėjome ir pas Andrių su Rasa pasivaikščiojimą po ūkį, tai tokių pasivaikščiojimų organizuosim ateityje ir daugiau ūkių, tai susitiksime tenai. Ir turbūt kviečiu į kitus pasikalbėjimus, kurie bus kitą pirmadienį ir dar kitą pirmadienį, tai dar dvi temas turėsime. Tai ačiū visiems.